Taigi, kaip pakeisti ventiliatorius C serijos įrenginiui, tai yra labai nesudėtinga. Žinoma, jisai dabar yra padėtas ant žemės, tai mums yra paprasčiau. Jūsų atveju įrenginys bus primontuotas prie lubų, tai žinoma, reikės kopėčių. Nuėmus aptarnavimo liuką, prieinasite prie įrenginio ir šiuo atveju tada jums reikia iš šonų atsekti fiksatorius iš 4 pusių ir atsargiai vieną kitą pusę pajudinus, jisai atsifiksuoja ir lengvai nusijama. Jūsų įrenginio vidus gali skirtis. Ventiliatoriai taip pat gali būti skirtingi, bet tvirtinimo mechanizmas plus yra vis tiek panašus. Tai ką pirmiausia reikia padaryti, tai atsukti ventiliatoriaus laikiklį. Jisai atsisuka ganėtinai lengvai, daug jėgos tikrai tam nereikia, tokia galvutė. Ir atsukus ventiliatoriaus laikiklį, pas jūs jisai irgi gali būti skirtingas. Atsukus, tada reikia atjungti jungtį, tai tam reikės 2 rankų. Atjungus jungtį, ventiliatorius tampa laisvas, tai būkite atsargūs, nes kai jau ventiliatorius būna be laikiklio, jis gali išsileisti, nes kaip matote, jisai labai lengvai išsijama. Ir tiesiog išėmat senąjį ventiliatorių, pasiemate naująjį ir taipogi jį tiesiog įstatote. Tuomet iškart, kad būtų saugiau, galite prisukti ventiliatoriaus laikiklį. Ir prisukus ventiliatoriaus laikiklį jis paprastai prisisuka, prijungti fiškę ir viskas.